Ačiū tau, Audriau, kad radai laiko ateiti pas mane į laidą. Kaipgi tavo rytas prasideda? Normaliai prasideda. Atsikėliau aš, kad ir šiandien ryte. Tai kaip, pirmiausia, tai naktį aš buvau atsikėlęs, atsigėriau šiek tiek vandens ir vėlgi. O atsikėliau kodėl? Todėl, kad man labai lindo triusikai. Buvo nepatogus labai triusikai, nes šiaip buvau įsiskalbęs jau visus skalbinius, nebuvo kokių apšiauti ir tokie vieni yra nepatogus, kurie stalčiai tokie įdėti ir, žodžiu, šiaip truputį nugriaužė, tai va čia yra, išgriaužė, nes sintetiniai triusikai buvo. Aš pasižiūriu veidrodį, nes šakės, aš galvoju, ar aš čia gert norėjau šito vandens ar pieno, ar kas yra, aš supratau, kad išgriaužti. Pasižiūriu, nes man alergija nuo sintetikos. Nebereikalo, čia tai yra ekologija, aš labai už ekologiją. O kaip tavo lytinis gyvenimas? Nepastovus labai. Labai nepastovus, nes irgi vakar į kabaką nuėjau, žiūriu, tokia visai gera mergaitė ir aš jau taip priėjau prie jos ir sakau, tai važiuojam pas mane ir apturėsim visokių reikalų. Palavai aktai, tai vadinasi rusiškai. Lytinis aktas lietuviškai. Lytinis aktas lietuviškai. Rusija buvo, todėl aš čia prisiminiau. Jelena. Ir Jelena, ką žinau, jinai tokia gruboka pasirodė, pradėjo draskytis. Lovoje? Jo, aš įstuktelėjau ir kaip, jai nepatiko, pradėjo rėkti, sako, tu ką, čia kažką ten, žinai, paskui įsikalbėjom, nes irgi tokia šeima problematiška, žiūriu, nagai jos nulūžė buvo šiek tiek, sakau, kame reikalas, sakau, tu vėl, jeigu savęs taip neprižiūri, tu eini į barą ir bandai suieškoti kažkokį savo gyvenimo partnerį, nieko taip nebus. Grįžkime gal, Audriau, vis tik tai mes prie lovos. Jo. Lovo vėlgi, mano, pavyzdžiui, lovos aš niekada nekloju. Nekloju lovos ir labai daug dulkių. Ne, aš sakiau prie lovos su ta Jelena. Jelena. Kaip ten? Nuėjom, išsimaudėm. Pradžiai sakau, einam išsimaudėm. Man vis laiką patinka švara. Šiaip nesvarbu, kad namuose gal yra dulkių, bet šiaip aš kiekvieną rytą prausiuosi. Tai aš irgi apsiprausiu, daviau Jelenai muilą. Nes girta buvo, ir tas kvapas, aš irgi truputį buvau išgėręs, blaivam. Tai natūralu, jūs iš baro grįžot. Žiūriu, kad pas ją supranti pažastį šiek tiek irgi tokios jau neskustos, 2 dienų neskutimas. Sakau, žinai, man žiauriai nepatinka tokie dalykai. Aš daviau jį peiliukų, peiliukas buvo panaudotas jau mano kartą, bet sakau, tu nepergink, aš... Ir jinai apsiskuta? Jinai ne iš karto apsiskuta, aš jai daviau dar putų tokio, tai paimu to putų, sakau, ten Jelena duo, pakelk ranką, aš tau tepsiu, tepuošiai to putų, čia tepu putų, paskui jinai tenai skutasi, brūkšt, įsipjojo biški bėga, sakau, palauk, užklijuosi, mes užklijavom. Ir žiūriu, ant nugaros toks apgamėlis, beveik visai kaip pas mane irgi yra apgamėlis ant nugaros, va. Čia viršui. Ir tas apgamėlis, sakau, susispaudžiam apgamėlis Jelena. Ir aš galvoju, tokia preliudija, reikia jau pradėti kažką tai... Ta prasme, tu vis tiek galvoji apie seksą? Taip, aš galvoju, grinai apie suitį, konkrečiai normaliai. Vis tiek visiems įdomu yra tas asmeninis gyvenimas, tas tavo, nežinau, tavo pergalės kažkokias, meilės fronte. Aš prakaituoju stipriai. Ir, pavyzdžiui, meilės fronte tai čia jau yra ne ginklas, o yra priešas. Priešas, jo. Taip, man prakaitas, nes kitas dalykas, aš visai nesiskutu pažastų, todėl, kad nematau prasmės. Skusis pažastis čia, nežinau, iš kur atėjęs vyras, turi būti su neskustom pažastim, pas mane yra neskustos pažastis. Ir ne visada tenka nusipraust, tai pasakysiu, kartą netgi ten apsigyveno kirminas. Kur? Reikia skust tada tas pažastis. Pasiėmiau, o kaip skustis, nueinu pas kaimynę, kaimynė sakau, aš sakau, skusiu pažastį. Sako, jinai tai pasižiūrėjo, sakau, baikit. Aš sakau, toks žmogus atvirai žiūrintis į reikalus. Užeik, sako, pas mane tada. Ką ta kaimynė? Tai gerai, jinai man davė savo ten to komplektėlį, aš jau skutu, žiūriu, kad mūsų kažkoks atsirado ryšys. Dvasinis ar daugiau toks? Kaip dvasinis, sakau, klausyk, padarom dabar taip, pasižiūrim filmą kokį nors, pažiūrėsim, gal mes šiaip vienas kitam patiksim. Ir patikom, ir mes jau tada sėdim tokie euforijai, aš čiup, jinai klykt. Kas, sakau, yra tau? Aš pasižiūriu ant jos nugaros, spogas toks. tą spogą aš susikaupai, kažtau, sakau, išrakinėsiu, aš labai gerai rakinėju spogus. Sakau, galiu čia paimti, tu man paskolinai peiliukus, pažastė, aš tą spogą spausiu. Ir paimu aš tą servetėlį, čum, išspaudžiu, ant piršto užbėgu, ten nubėgu, aš tą paimu, nusivaliau, sakau, nieko, bet už tai geriau anksčiau išspausti, paskui, kad koks užkratas nebūtų. Šiaip tai sako, bet paskui dezinfekavot jūs tą spogą? Nulaižiau aš.
paprastai ir aiškiai, žinai, man čia... Na ir čia senovės toks metodas. Bet laida, kadangi yra atvirai su žvaigždė, tai toks būtų klausimas. Šiais dempingavimo laikais daugelis artistų skundžiasi dėl menko uždarbio. Kokia tavo pozicija šitą klausimą? Čia yra kiekviena problema. Mano pozicija yra paprasta. Aš imu aiškiai ir pasakau žmonėms, gal kiti ten užsilanksto tas kainas, viskas. Aš imu, pavyzdžiui, porą šimtų už koncertą ir nesvarbu, ar tai jubiliejus, ar kas tai bebūtų. Žmonės man sumoka, aš turiu daug tų užsakymų. Jeigu jau tu, pavyzdžiui, 10 turi, tai jau 2 štukas gaunasi, jeigu ten 20 užsakymų, tai 4 štukas. Už 4 štukas jau gali gyventi. Ir kitas dalykas, vis tiek, koncertas, pavyzdžiui, tai yra vakarais dažniausiai, dieną aš turiu pamokas, vedu už pamoką irgi gaunu 30 litų, tai pažiūrėk, jeigu ten 5, pavyzdžiui, pamokos, 30 litų, 150 litų per dieną, tai jau per 10 štuką 500, tai jeigu 20 dienų, tai 3 štukos ir dar plus šitos 4 štukos, tai gaunasi kokie 7 štukos. Gyvent man reikia, pavyzdžiui, štuką kažkur tai išleidžiu, ten apsipirkti vėlgi aš nuvažiuoju į kaimą, perku aš tenai gryną mėsą, ten dar tai iš Veronikos. Tai tu esi iš tų artistų, kurie... Mes baruose stengiamės negerti arba pasiemi kokią flečkę. Nusipirki flečkę, ten jeigu už 9 kokius litus, ar išeini pastovi prie durų, išgirtą flečkutį, išmeti, eini tada, pavyzdžiui, į kabaką. Ten jau gali pasižiūrėk, vėlgi, su kažko sustinki, čia tipo tave pažįsta, tai tau nuperka. Tai tada tu nusipirkęs, pats nenusipirkęs, kažkas nuperka, šum, ten pageri. Ant takso vėlgi, jeigu ten varai su chebra susimeti, arba stengiasi taip daryti, kad pažiūrėsi, tai kur tu važiuoji. Tai tada kas kur važiuoja, pažiūrėti, tu sakai, tai man pakliūti, davai pramesk mane čia kaip. Paskui, tai kiek aš tau skolingas, sako, nieko neskolingas ir tipo nieko neprimeti. Kitą kartą būna, tu gal moki tenai, tavęs kažkas paklausia. Taip susidaro, supranti, tauposi pinigai. Sakom irgi, babkių nėra, davai mes tave papiarinsim, tu mus. Ten gerai išsisukom labai. Viskas suprantama, jo, tiesiog tu nori pasakyti, Audriau, atvirai šitoje laidoje su žvaigždė, kad tas šou pasaulis, galima netgi jį būtų pavadinti toks jo spindesys ir skurdas, ar ne? Jo, kaip pasakyti, tas kaip yra toks serialas Turčiai Valkatos, ar kas ten tokie... Turtuoliai vargšai. Tai vat ir mes, vieną dieną turtuoliai, vieną dieną vargšai ir žinai, kaip sakyti, svarbiausia po vizą. Jeigu tu gerai save pristatai. Dar kartą noriu tau padėkoti, kad tu suradai laiko ateiti, pakalbėti atvirai su žvaigždė. Norėčiau, vis tik aš manau, kad daugelį žmonių domina tos pasklidusios paskalos po paskutinio skandalo, kuris su tavim atsitiko. Ja. Ir vis tik tai gal tu galėtum apie tas priežastis pakalbėti, ar kas ten iš tikrųjų buvo, kas ten per skandalas. Atvirai. Ten mes irgi, buvo tenai pokalbių ta laida ir apliejo mane vandenį. Ir aš ten daužiau snukį. Tai aš ten jam turinkeliu tą snukį prakirtau, bet buvo susitarimas, kad aš netrenksiu taip stipriai. Čia, sako, dėl reitingų kažką paimkite, padarykite tokį skandaliuką. Tai mes ir padarėm. Bet ar tiesa, kad jūs trenkėte tam žmogui, kuris nuviliojo jūsų žmoną? Nu, tai... Ar yra ten tas ryšys? Taip, jisai nuviliojo mano žmoną ir man irgi toks buvo dar... Gal čia toks išvidinė? Taip, man biškis skaudėjo širdį ir kalėjau šiam stipriau. Ir kitas dalykas man sumokėjo, ten vis tiek reitinginė laida, o tai kas čia?